Lazinevičius 2-0. Ir ką? Marijampolės Sūduva įtvirtina savo pranašumą. Maksimilijano Udžė siunčia ką? Udžė. 70-oji rungtynių minutė. Apie 25 dar maždaug lieka. Ne vienintelis, bet Karolis Kvedukas ir Mindaugas Grigaravičius žengė į kovą. O apšyla Tomas Napkauskas, buvęs Šiaulių žaidė. O Šiauliai atrodo, kad rengs dar vieną keitimą. Jeigu neklystu, Agnių Juozapaitį arba Dovydą Medžiaušį dabar į kovą mes. Ir perdavimas link Džordžiaus Ruso. Rusui pakeitė vieną centro gynėjų. Galbūt tiesiog nebuvo patenkintas Gediminas Jarmalavičius tuo, kaip gynėsi šiauliečiai, nes progų Sūduva tikrai turėjo daug. Bet galbūt ir sekėsi, galbūt ir sėkmingai žaidė vartininkas Andoje ir Karolis Kvedukas. Pasirodė aikštėje 13 numeris ir nebematau rungtyniaujančio Armino Vaskelos. Tai yra 21 numerio. Į poziciją toks keitimas. Atakuojančio saugo vietoje žais būtent. Na, įdomus faktas tas, kad šiandien visi futbolininkai, kurie mušė įvarčius, pasižymėjo po 2 kartus. Tiek Tokičius, tiek Šoblinskas, tiek... Dabar kaip visa Lietuva stebi kondicionuojamuose patalpose internetu šitas varžybas. Nes negali būti aikštelėje dėl karščio. Ne, iš principo tikrai grįžčiau, nes gyvas reikia... Ar galų galę su tais Lietuvos futbolo federacijos stadione kompiuterių žaidėjas dar negali žaisti nuo pirmųjų minučių aikštėje, nuo to tarp kitas toks, sakykime, vidurio saugas pasižymintis kūrybiškumu. Tai yra Pavelas Komolovas, nes sužaidė tik tai vienas rungtynės su Žalgirio komanda. Tai parodo, kad Tigidys tikrai aikštė mato. Gavo paliktas be priežiūros, tačiau Tadas Kuneckas pademonstravo gerą reakciją ir su tos smūgius susitvarkė. Vėlgi scenarijus, Maksimilijano Udžė. Pavojus nėra. Vat, ekranas dar taip pat yra Vasiliauskė. Šušneras, kėlinys, Mandinio įbaudos šuštelė, link Tamulevičius. Vasaros pertrauka, bet kaip ten bebūtų, nuo birželio 17 įvarčių nėra. Tuomet ir rezultatyvus perdavimas buvo į Klaipėdos Granito. Tada Kiselevskis sugynėjęs ir pozicinė ataka. Ūgė. Greičias įgyjomis visada pasirinkimas. Vertindamas viską, sakyčiau, kad štai šiame trikampyje, bent jau kalbant apie sezoną, SMS Kredit LT A lygoje, jeigu situacija būtų, tarkime, tokia kaip tarp Sūduvos ir Akrano. Bet tikrai negalėtume sakyti, kad progų buvo daug. Maksimilijano Ūgė žaidžia su Povilu Kiselevskiu. Pirmas, na, o sudėtis šiandien, manau, Sūduvos išskėstimas, tiksliau, aikštėje bus labai paprastas. 11 žaidėjų, 10 žaidėjų atakuos, o Vasiliauskis Georgijo Ruso. Tai tikrai parodo, kad rezervų šią ekipą turi daug. Jos labai niūrios sezono pradžios rezultatų prasme. Dabar Sūduva įsivažiuoja. Ir aišku, norisi Sūduva šiandien reprezentuoti už tą pirmąjį ratą, kai
Marijampolė, dabar labai geras perdavimas jau Brokas. Normaliai, savotiškai pradėjęs, tiek pasiektis, aišku, vienas lyderių, ir aišku, kad šiandien vėl atliks savo darbą gyvenime. Vienos kamuolys gerai susirenka ir vienas darbo gerai. Ta patį galima pasakyti apie Maumajevą. Čia Kauneckas aikštės vidurį Udžia. Desperatiški bandymai dar kažką pakeisti, dar išplėšti pergalę. Ir rytoj įdomios labai rungtynės vyks Gargžduose, Gargždų Banga, Alytaus Dainava, dvi komandos, kurios turi nemažai problemų šiuo metu. Nerimauda turbūt norėtų pasižymėti, nes iš atrodo nelabai buvo. Ir techninių elementų yra toks labai juodadarbis, kuris gerai. Studių taškai vienas, kad žaidžiam užsienį. Toliau vėliau niekas kamuolio negauna. Iliana Ūgė. Viename krašte Petras Bacičius, kitame Vilmantas Bogdanavičius. Čia pasingas perdamas Vilver. Be nieko. Varliuga. Perdavimas į baudos aikštelę. Nėra jokia katastrofa. Kartą švedis laikomas, jis negriūna. Jis tęs metus Bogdanavičių. Ūkio labai super, galbūt dar vienas išpuolis į baudos aikštelę. Oi, Udžia ten skaito žaidimą. Žiūrėti, toliau Lukša su kamuoliu. Oi, kaip žaidžia Lukša. Koks aikštės matymas. Ir Borovskis jungiasi į ataką, perdavimas į baudos aikštelę. Na, ką moka, tai moka Valdemaras Borovskis. Juozapaitis. Pagrindinės 90 minučių. Livelto. 1-5. Ir braziliškas šou gali prasidėti. Šį kartą švariai. Žaidžia Marijampolės. Vėl jam perdavimas į kraštą iš Mačiulio. Kova dėl kamuolio ir štai taip grumėsi. Dar viena klaida, vėl Drejonas Bobas kamuolį perima, greitas žaidėjas, jo labiau, kad dar ir jėgų turi, nes ką tik pasirodė aikštėje. Ne, žaisti 100%, tai yra vienas dalykas, antras dalykas, tokios rungtynės, kaip turėjo turnyro pusfinalis irgi. Tai buvo ant kortos pasakytas kelialapis į Europą ir to kelialapio. Šiandien Rafaelio Ledesmo įprastoje pozicijoje žaidė ir šį sezoną toje vietoje vadinamojoje puolėjų. Vis dar 0-0 ir tai reiškia, kad Sūduvai šansas. Atviras kelias. Taip, reikia tik tai mušti patiems. Taip, lygiuosim, kad komandos rinka po 60. Taškų, tačiau tarpusavio šiuo atveju sąžaidimų nebuvo. Nuostatai to nenumato. Bus skaičiuojama irgi baudos smūgiu. Labai geras perdavimas, daug gražiai suklaidina varžovą ir įmuša. Ir kartai prieki, ten kur yra dabar, kas užsikabino skamutį. Edvardas Tamulevičius atiduoka Liveltą ir tai bus pavojinga ataka. Sūduvai, Kuklys. Bando į tarpelį. Sūduva skaito žaidimą gerai ir iš tikro galima pabandyti Žalgirį dar ir pagauti ant kontratakų. Kad ir dabar. Čia Kvedukas į priekį. Radzinevičius. Ir Udžia į kraštą. O kamuolį dabar Sūduvai. Teisėjas nusprendžia, kad jis atitenka būtent Marijampoliečiams. O čia Udžia į kraštą. Neišdega šis sumanimas. Nepavyks. Čia jau įdomiau kažkas. Jos aikštelėje kamuolys. Ūgė. Tiksliau Udžia. 2-0. Pasiseka Udžia ir netgi turbūt...